Sveiki Jūsų ekranuose Pakruojais ir čia SMS Credit LT lygos 28 turas, jau trečiosios šio turo rungtynės ir šį kartą Pakruoje susitinka Vietos Kruoja ir Tauragės Tauras. Čia perdamas į baudos aikštelę ir Nerijus Mačiulio smūgis ir įvartis. Štai taip, Nerijus Mačiulis. Prieš kągi kita, jeigu ne prieš Tauro komanda pelnomas įvartis, tikrai sekasi žaisti šiam futbolininkui su Tauro ekipa. Iš tų įvarčių, kuriuos yra įmušęs Nerijus Mačiulis, dabar jau muša 8-ąjį šiame sezone. O čia dabar smūgis į vartus ir Nerijus Astrauskas. Čia perdamas į baudos aikštelę ir Amani dabar atakos smaigalyje. Nepamenu, kad tai būtų, kiek teko komentuoti SMS Credit LT lygos rungtynių, o jų, ko gero, tikrai jau buvo labai daug. Maris Eltermanis išsibėgė, neįmušo, tačiau po to. Štai taip, Maris Eltermanis, nerealizuotas 11 metrų baudinys, jam bus įrašytas, tačiau įmuštas įvartis. Štai taip, Maris Eltermanis, nedažnas atvejis tikrai futbole. Dabar standartinė padėtis ir pasižiūrėsime, kuo jį pasibaigsi. Perdamas į baudos aikštelę ir Nerijus Astrauskas prie kamuolio pirmas. Lėkis. Baudos aikštelėje dabar Mantas Lėkis, jo perdavimas ir štai čia baudos aikštelėje. Dabar Marius Stanaitis. Po to smūgis į vartus Amani. O čia dabar Maksimas Lukaševičius. Jo smūgis į vartus. Dabar perdavimas atliekamas ir štai taip. Kas čia 11 metrų baudinys atrodo skiriamas. Įsibėgė jo smūgis ir štai taip pasišokinėjęs kamuolys tiesiai prieš vartininką atrodo keliauja į vartus. Rezultatas dabar jau tampa 2-1. Stanatis patenkintas, Tauras patenkinti. Andriui Lipskiui. Lipskis atlieka perdavimą Nerijui Mačiuliui, po to jau vėl Andrius Lipskis dešiniajame krašte ir į baudos aikštelę įsiveržia Kruojos futbolininkas. Perdavimas ir Mačiulis muša virš vartų. Čia smūgis į vartus Edvinas Gertmanas išgelbėja savo komandą. Ir perdavimas link Amani, nuošalės nėra ir baudos aikštelėje Amani puikus perdavimas, Maksimas Lukaševičius neįmuša. Astrauskas. Ir Astrauskos smūgis, štai taip. Deniušiai perdavimas Bagočiui, Bagočius muša į vartus. Viskas, skelbia rungtynių pabaigą Marekas Kerė, sveikiname pakruojiečius su pergale, ačiū vėl Taurui už kovą, kuris šiandien nepasidavė ir antrosios rungtynės iš eilės tikrai kovingos, bravo Gediminui Jarmalavičiui, kuris sugeba įkvėpti savo auklėtinius kovai.